Prieš 605 metus laimėtas Žalgirio mūšis. Apie Žalgirio mūšį žino kiekvienas lietuvis. Tai mūsų pasididžiavimas, tai mūsų svarbiausia karinė pergalė. Atrodytų, jog nėra nieko naujo pasakyti apie šį mūšį. Tačiau jums mes atskleisime kelis dar menkai žinomus aspektus. Istoriografijoje teigiama, kad Vokiečių ordinas nežinojo apie lietuvių telkiamas jėgas, todėl nesugebėjo tinkamai pasiruošti. Visai ne tai buvo. Jo šnipai viską pranešinėjo. Ordinas tikrai, kaip tokia jau pakankamai gerai struktūruota valstybė, buvo labai išplėtojusi savo žvalgybų tarnybą. Ir dėka gero ordino archyvo, pareigūnų tarpusavio surašinėjimo ir jo išlikimo, mes net turime jau tiesiai iš 14 pabaigos 15 pradžios, bet pavadinkime Žalgirio mūšio epochos labai daug spalvingų pasakojimų apie Vokiečių ordino žvalgų veikimą Lietuvoje. Iki tokių, kad Žalgirio net mūšio išvakarėse ordino žvalgai sugebėdavo iš esmės prasibrauti prie pat būti stebėti judėjimą kariuomenės. Tačiau nepaisant to, ordinas nesugebėjo koordinuoti savo veiksmų, nesugebėjo lemiamų momentų sutelkti visų savo jėgų. Tie du ordinai ne visuomet ir net sukoordinuodavo to savo veiksmus. Mes visuomet taip linkę tą Vokiečių ordiną traktuoti kaip vientisą, iš dalies tai ir buvo vientisa korporacija. Tačiau vis dėlto net ir Žalgirio mūšio pavyzdys mums rodo, kad ne visuomet ten jiems labai pavykdavo viską koordinuoti. Tarkim, tokiam svarbiam įvykiui Žalgirio mūšyje Livonijos kariuomenės nebuvo. Visa tai ir atvedė prie kryžiuočių pralaimėjimo. O dabar išduosime dar vieną paslaptį. Ordinas buvo parklupdytas 2 kartus. Pirmą kartą Grünvaldo lauke, o antrą kartą finansiškai. Mes galime sakyti, kad Vokiečių ordino klaida prie Žalgirio mūšį, kada jis įsipareigoja išpirkti atvykusius į karo žygį prieš lietuvius riterius, į Žalgirio mūšį riterių, jos pasižada visus išpirkti, prisidėjo prie ekonominio Vokiečių ordino žlugimo. Istorikai teisūs, sakydami, kad didžiausia bausmė ordinui buvo didžiulė piniginė kontribucija, nuo kurios jis taip ir neatsigavo. Tai yra tokie esminiai iš tikrųjų pokyčiai, pakeitė saugumo situaciją visam rajone. Ir jeigu seniau kryžiuočiai buvo mūsų pagrindiniai priešai, nuo to laiko jie nustojo būti mūsų priešais. Kai kuriais atvejais mes buvome tie, kurie privertėm juos būti mūsų įtakoje. Pamatę tokį Vokiečių ordino pralaimėjimą, finansinį parklupdymą, žmonės prarado tikėjimą juo. Tai ir buvo kryžiuočių saulėlydžio pradžia. Šito mūšio metu pačiam kryžiuočių ordine įvyko lūžis. Žmonės nustojo pasitikėti karinę galią ir pradėjo ieškoti iš esmės naujų šeimininkų, kad užtikrinti savo gyvenimą, kas išvirto į 13 metų karą tarp ordino miestų ir ordino, kas anksčiau buvo visiškai neįmanomas dalykas. Šio mūšio reikšmės negalime pervertinti. Jis lėmė labai daug mūsų gyvenime. Kas žino, kaip būtų susiklostęs Vidurio Europos likimas, jei tuomet Grünvaldo lauke būtų laimėję ne Lenkai su lietuviais, bet Vokiečių ordinas. Šiuo atveju iš tikrųjų pokyčiai buvo didžiuliai. Ir žinant, kad prieš tai, pradedant 13 amžiaus pradžia, Vokiečių ordinas, sakykime, tik susikūręs, jisai čia stengiasi įsitvirtinti, plėtė savo sienas, visokiais būdais veržėsi į krašto gilumą. Tai šito proceso sustabdymas tiesiogiai sutampa su Žalgirio mūšiu 1410 metais.